Teko girdėti, kad gydytojai po slidinėjimo sezono dar ilgą laiką planuoja operacijas ir jie jau žino, kada slidinėjimas prasideda. Ar tai tiesa, gydytojai? Tiesa, taip, tos operacijos tęsiasi iki vidurvasario turbūt. Dažniausiai vis tiek, jeigu mes kalbam apie tą tokį klasikinį variantą, kai pririšta priekinis kryžminis raištis, yra kažkoks nekomplikuotas menisko plyšimas, tai tos operacijos nerekomenduojamos labai greit, paprastai išlaukiam kokias 4-6 savaitės, per tą laiką pacientas atstato judesius, praeina tinimas, potrauminis uždegimas, atstatoma jėga, tai va, ir tokiu atveju operuojam. Tai jeigu slidinėjimo sezonas Alpėse tęsiasi iki balandžio ar kartais net gegužės mėnesio, tai galim sulaukti pacientų ir pavasarį vėlyvą ir operuoti juos iki kone kito rudens.